Visuomet būna bičių šeimų, kur motinėlė jau paseno ar prastai perus dedanti motina. Tuomet jas reikia keisti jaunomis, darbštesnėmis. Būna ir taip, kad motina žūsta avilio apžiūros metu. Šiandien jums noriu papasakoti, kaip reikia pakeisti motiną arba ją įdėti į šeimą be motinos. Vertingos bičių motinos šeimose dažniausiai išgyvena 2 metus. Paskui jų produktyvumas mažėja. Menkavertes prastas motinas patartina keisti progai pasitaikius, o labai produktyvės leidžiama gyventi ir ilgiau. Yra šimtai būdų, kaip įdėti naują motiną į lizdą pašalinus senąją motiną. Aš jums papasakosiu porą būdų, kuriais naudojusi savo bityne. Pašalinus motinėlę, bitės pradeda auginti gelbėjimosi lopšelius. Kai visi perai uždengti, gelbėjimosi lopšeliai išlaužomi, atnešame subrendusi motinėlį ir prisegama tiesiog prie korio. Jos geriausiai įsigyti iš patikimų veislynų Lietuvoje arba užsienyje. Išsiritusi subręsta, sustiprėja ir pradeda dėti kiaušinėlius. Bet jei yra geras medunešis arba tiesiog norint gerai sustiprinti šeimą, patartina dėti į jau atrinktą jauną ir perus dedančią motiną. Geriausiai bičių šeima priima stambes ir jau gerai dedančias motinas. Jas patartina keisti pagrindinio medunešio metu. Sunkiai bitės priima nevaisingas, ypač ilgesnį laiką izoliuotas motinas. Taigi, kokios yra palankiausios motinų priėmimo sąlygos? Gali būti palankios ir nepalankios motinų priėmimo sąlygos. Nepalankiomis sąlygomis duotos motinos bitės nenori priimti ir stengiasi ją uždusinti. Svarbiausios yra šios sąlygos. Oro sąlygos. Bitės motina geriau priima, kai oras šiltas, be vėjo, lietingų, šaltų ir vėjuotų orų, bitės būna piktesnės ir nenori priimti joms duotos motinos. Medonešis. Jeigu bitės lauke neranda nektaro, būna piktos ir motinos nenori priimti. Jei nėra medunešio, bites, kurioms bus duodama motina, dieną anksčiau reikia papenėti skystų cukraus sirupu. Antrą kartą papenėti tą dieną, kai duodama motina, ir trečią kartą sekančią dieną. Metų laikas. Geriausia bitės priima motiną pavasarį. Vasaras pietimo laikotarpiu motina blogai priima. Medonešio laikotarpiu bitės užimtos nektaro rinkimu, būna geros nuotaikos, todėl motina noriai priima. Motinos netekusioms bitėms naują galima duoti ne anksčiau kaip po 3 ir ne vėliau kaip po 6 valandų. Po 5-6 valandų bitės pradeda auginti naujas motinas ir tada duotos nebepriima. Anksčiau, kaip po 3 valandų, dar ne visos bitės būna pajutusios, kad neteko motinos, todėl irgi nenori naujos motinos priimti. Jeigu bitės jau pradėjo auginti savo motinas, padarytas motinų akeles reikia išlaužyti ir po 1-2 valandų duoti naują motinėlę. Kai šeimoje nėra atvirų perų, nėra pavojaus, kad bitės pradės auginti naujas motinas. Tada motina priima ir po ilgesnio bemotininio laikotarpio. Bet čia yra kitas pavojus. Kai bitės ilgesnį laiką būna be motinos, gali atsirasti traninių bičių, o tada taip pat nenori priimti motinos. Jeigu šeimoje yra atvirų perų, kiaušinėlių ir vikšrelių, geriau priima apvaisinta motina, o kai jų nėra, geriau priima neapvaisinta motina. Senos bitės, kurios jau eina į darbą, duotos motinos nenori priimti. Kuo bitės jaunesnės, tuo geriau priima naują motiną. Šeima, kuri seniai neturi motinos, neturi ir jaunų bičių. Jai reikia duoti iš kito avilio jaunų bičių saują arba korį, iš kurio jau ritasi bitės. Kai bitės išsiris, galima bus ir motiną duoti. Bitininko rankos turi būti švarios, kad čiupinėjant motinos narvelį nepaliktų prakaito arba tabako kvapo. Kiaušinėlius dedančios motinos pilvelis sunkus ir ji vaikščiojo lėtai. Tokią motiną bitės gerai priima.
Jeigu motina kelias dienas pabūna uždaryta narvelyje ir kiaušinėlių nededa, jos pilvelis pasidaro plonas, o pati judri. Tokią motiną bitės stengiasi tuojau uždusinti, todėl ją bitės reikia duoti uždarytą narvelyje. Narvelis su motina dedamas tarp rėmų. Antras ir trečias rėmas truputį praskėčiami, kad bitės galėtų išeiti į viršų. Kitą dieną atidengiamas avilys ir stebima bičių elgesys. Jeigu jos aplink narvelį tupi ir vaikštinėja ramiai ir į vidų kaišioja savo liežuvėlius, kad motina papenėtų, tai bitės ją nori priimti. Bitės kandi tešlą greit suvalgo ir pro pasidarytą skylutę išsiveda motiną. Jeigu ta skylutė maža ir motina negali pro ją išlysti, kitame narvelio gale atidaroma didžioji anga. Pastebėjus, kad prie narvelio bičių visai nėra arba jos aplink narvelį vaikščioja neramios, piktos, o kai kurios susirietusios kiša į narvelį savo pilvelį, vadinasi, motinos jos nenori priimti. Reikia surasti tokio jų elgesio priežastį. Gal turi savo motiną, gal augina motiną akelę, gal turi traninę bitę. Gal neturi jaunų bičių ir kiti dalykai. Motina narvelyje paliekama dar vienai dienai. Prieš duodant motiną ir bent 3 dienas po to naudinga bites pamaitinti, nes jeigu bitės pajunta, kad joms gresia badas, motina, ypač jauna, dažniausiai uždusina. Penėti geriau cukraus sirupu, kad nepultų svetimos bitės. Kai bitės motina priima, lizdo nereikia žiūrėti bent 4-5 dienas, nes dūmų ir lizdo ardymo sujaudintos bitės gali uždusinti motiną.